Indija, Tibetas. Jie visuomet vilioja tuos, kurie ieško kelio, nes šios kultūros talpina savy viską, kas gali patenkinti dvasinio alkio kamuojamą keliautoją. Rašytoja ir dailininkė Jurga Ivanauskaitė prieš metus grįžo iš šių ją viliojančių vietovių ir išleido jau antrąją knygą apie mistikos ir magijos apgaubtą šalį, kurioje mįslingi reiškiniai tiesiog kasdienybė. Kas jums jie yra, tie mįslingi reiškiniai? Aš visų pirma nesu joks mįslingų reiškinių ekspertas. Be abejo, mane kaip ir kiekvieną žmogų labai domina ir labai traukia. Ir aš manau, kad ta sąmonė, sąvoka ir suvokimas mįslingų reiškinių labai priklauso nuo paties žmogaus, nuo paties individo. Bet pavyzdžiui, jo šventenybė Dalai Lama yra pasakęs, kad mįslingų reiškinių apskritai nėra, nes viską, kas vyksta šiame pasaulyje ir kituose pasauliuose, ir ką daro žmogus, ir ką daro kitos čia esančios jėgos, viską galima paaiškinti protu, bet viskas priklauso nuo to proto ir nuo suvokimo lygmens. Ir aš galvoju, kad tiesiog mūsų proto lygmuo, mūsų suvokimo lygmuo yra be galo žemas. Ir dėl to be daugybė tokių reiškinių, kurie vyksta ir mumyse pačiuos ir aplink mus, mes arba stengiamės kažkaip atmesti jų, nepripažinti arba pašiepti, ir ypač tai būdinga šitam amžiui, nors visa žmonija nuo pradžios kažkaip su tais mįslingais reiškiniais buvo susijus ir visada tai buvo ir kiekvienos civilizacijos palydovas, kažkokie mistiniai dalykai, su kuriais žmonės mokėjo elgtis. Ir tik 20-as amžius kažkaip staiga panoro visą tai paneigti, nuneigti ir moksliškai įrodyti, kad nėra nieko daugiau išskyrus, reiškia, šitą materialų stalą, taip jau primityviai tariant. Tai vis tik su kokiais konkrečiai mįslingais reiškiniais teko susidurti? Konkrečiai pats konkrečiausias toks dalykas, kai jau tą visą kažkokią tai paslaptį ir mįslę matai vykstant tiesiogiai, tai yra orakulai, įvairaus lygmens orakulai, kurie yra labai populiarūs Tibete ir visam Himalajų regione. Ir tarkim yra valstybinis Tibeto orakulas, kuris apskritai numato valstybės ateitį. Yra žemesnio rango orakulai, kurie kartais konsultuoja žmonės dėl įvairių klausimų. Dažniausiai jie gydo ir ypač Ladake ir Nepale šitą gydytojų orakulių rolę atlieka moteris. Ir yra laikoma, kad į orakulas tarsi išveda savo sąmonę ir jį įsilieja tą kažkokią tai kosminę sąmonę. Ir konkrečiai toj tradicijoje tam yra duodamas konkrečių dievybių vardai. Ir taip šitas visas procesas vyksta taip aiškinant gana primityviai. Ir vienas iš didžiausių dalykų man padaręs įspūdį yra pats, tarkim, valstybinio orakulo transas, kurio aš praktiškai beveik net negaliu žiūrėti, nes aš pati vos ne į transą įeinu, nes ten yra tikrai tasai kosminis virsmas. Ir jo neįmanoma papasakoti, tiesiog reikia pamatyti, nes kai aš kažkada bandžiau tai aprašyti, vienas iš Lietuvos filosofų man buvo pasakęs, kad jeigu tu toliau rašinėsi tokius dalykus, tu iš viso sukompromituosi ir visą Tibeto religiją ir judėjimą už Tibeto laisvę. Kitas dalykas, kuris vėlgi reiškia man iš esmės labai pervertė, sakyčiau, ir taip privertė pačiai savo perkainuoti savo daugelį požiūrių ir įsitikinimų, buvo susitikimas su labai garsia Katmandu orakule, kuri šiaip yra vadinama Lamo. Pats žodis Lamo reiškia deivė ir tai yra labai garsi moteris, apie ją garsas sklinda visam tam regione ir jinai gydo įvairiausias ligas, jinai paprasčiausiai tas ligas iš žmogaus kūno išsiurbia. Ir Kaip visą tai vyksta? Tai vyksta, pirmiausia, reiškia, jinai ateina, jinai yra tokia labai maloni, motiniška, moteriškė, jinai ateina, visi vakariečiai sėdi labai skeptiškai nusiteikę, visi vietiniai gyventojai žiūri į ją be galo patikliai ir jau žiūri beveik kaip į dievybę, paskui vyksta transas, gana ilgas, su būgnais, su visais šamanistiniais atributais, su įvairiom maldom. Ir įėjus jinai į transą, jinai visiškai nebesuvokia, ką jinai daro, jinai nieko neatsimena, jau yra ta deivė. Jinai pradeda kalbėti visiškai kitų balsų, jinai praktiškai nieko nemato, mato kažkokių kitų žvilgsnių, nes jos akis trans yra užverstos visiškai baltymais į tą žmogų, su kuriuo jinai bendrauja. Ir jinai diagnozuoja ligą iš dalies tradicinių tibetietiškų metodų pagal pulsą.
Iš dalies pagal kažkokius kitus tik jai žinomus dalykus, jau tos dieviškus dalykus. Ir paskui jinai tą ligą dažniausiai išsiurbinėja. Iš pradžių jinai peržiūri žmogaus čakras ir dažniausiai stuburę atsiurbia kažkokią pačią, sakykime, tokią juodą, tamsią substanciją kaip kava. Tai per tam tikras triubelės, bet nei triubelė neliečia žmogaus kūno ir neliečia jos burnos. Ir paskui jinai tą visą daiktą išspjauna. Ir paskui jinai suranda konkrečią vietą, reiškia, kur yra ta liga, ar auglys, ar kokie nors akmenys. Ir tą jau išsiurbia konkrečiai, reiškia, arba per tas savo triubeles, kartais jinai tiesiog, reiškia, kanda, kaip koks žvėris ir čiulpia. Ir paskui išpjauna ar tokį kažkokios, ne visiškai neaiškios masės, tai yra panašu į kruviną kažkokį tai žmogaus kūno substanciją, va tokį dalyką, arba tuos konkrečius akmenis, druskas, kažkokias va tokius dalykus. Ir, reiškia, tie smalsuoliai, kurie bando išsiaiškinti, ar čia tikrai, reiškia, yra kokia nors cysta, ar čia tikrai yra tas va akmuo iš inkstų, tie dėja būna priversti nusivilti, reiškia, nes tai yra ne visai tai. Bet antra vertus žmogaus kūne, nei to auglio, nei tų akmenų nebelieka. Ir jinai pati nieko neaiškina, nes jinai neatsimena, reiškia, ir su ja apie tai kalbėti yra draudžiama. Reikia gauti Dalai Lamos leidimą ir tada tu kalbėsi su pačia ta energija, kuri jie įsikūnė, reiškia, su ta dievybė. Ir vis tik tai netgi pas Dalai Lama yra juokavęs, kad neatsirado nė vieno drąsuolio iš vakarų, kuris ryžtųsi daryti interviu su dievybė. Va šitaip. Ir, reiškia, tas dalykas, kuris yra išsiurbiamas, yra pati, reiškia, ligos priežastis, nes kiekviena liga prasideda turbūt daugmaž visiems, aš nežinau, kas tai, aišku, kad jinai prasideda ne fiziniam kūne, kad fizinis kūnas yra tik pasiekmė ir kad jinai prasideda žymiai subtilesniuose sluoksniuose, o mes dažniausiai vaistais ir įvairiais kitais chirurginiais metodais bandom gydyti grynai tą fizinį pavidalą, kuris yra tik tai, galima sakyti, pati paskutinė pasiekmė, o priežastis yra kažkur kitur. Kaip jūs pati savo kailiu patyrėt tą gydymą? Aš tikrai blogai jaučiausi ir mane buvo tuo metu apsėdus, praktiškai metus kankino be galo tokia didelė mirties baimė ir manęs niekas nenorėjo paguosti, nes tuose rajonuose yra labai populiarūs įvairūs būrimai, dažniausiai yra toksai vadinamas burtas mo. Ir to užsiema aukšto rango lamos ir ne kokie nors šarlatanai. Ir pas ką aš be nueidavau, reiškia, kiekvieno lamos veidas taiga ištįsdavo, reiškia, ir man sakydavo viskas, reiškia, čia, praktiškai mirtis. Ir tai būdavo tik dar kartą patvirtinamas tas mano dalykas, kurį aš šiaip jau maniau, gal čia kažkokia neurozė, gal aš toli nuo namų, gal dar kažkas, nors reiškia tikrai fizinį kažkokį negalavimą jutau. Ir pas ją aš pirmiausiai nuėjau, aš apsimečiau, kad aš žurnalistė, man tiesiog šiaip įdomu. Pas tą šamanę. Mane kažkas ten nuvedė, sutiko nuvesti ir aš sakiau, kad man nieko nėra, aš tiesiog stebėsiu tam, kad galėčiau aprašyti. Nes aš tiesiog bijojau, man atrodo, pasąmoningai aš tiesiog bijojau kažkokios akistatos ir tokio susidūrimo grynai su tuo kažkokiu visiškai nesuvokiamu mįslingu reiškiniu. Ir jinai iš karto, ne tik įpuolė į tą transą, jinai iš karto parodė mane pirštu ir sako, dabar tu eik, nes tu sunkiausiai sergi iš visų čia esančių. Ten buvo koks 30 žmonių. Aš, aišku, baisiausiai, reiškia, ten sakiau, ne, jokių būdų, man iš pradžių baisiausiai gąsdino, kad ten daug žmonių, reiškia, ir kad ten prie jų ir viskas vyksta visų akivaizdo, man taip kaip tokiai vakarietei tai atrodė visiškai nepriimtina. Tada jinai pirmą kartą nieko nesakė, kažkoks kitas žmogelis prie jos priejo. Ir kai aš pamačiau, kaip viskas vyksta ir kaip ten viskas yra siurbiama ir visus tos kyščius ir apskritai kaip jinai ir apie žmogaus gyvenimą kažką pasako, reiškia visiškai tikslius dalykus ir apie ateitį ir viską, aš ją be abejo patikėjau iš karto, 100%, bet reiškia prie jos prieiti aš visą laiką bijojau. Ir paskui, kai jau galų gale mane vos nejėga prie jos pristūmė, jinai man irgi eilinį kartą pasakė tą patį mirties nuosprendį ir iš viso pasakė, reiškia, kodėl tu nesigydai. Aš ten kažką pradėjau sukti, kad aš nežinojau, čia svetimas kraštas ir kur aš gydysiuosi, jis sakė, tu viską puikiausiai žinojai. Nes kai kuriuos pacientus netgi muša, aš į kailį negavau. Ir pirmus kartus jinai sakė, kad nieko neišeina, nors jinai ten iš manęs kažkokius tai siaubus atsiurbinėjo. Paskui ypatingai sunkiems ligoniams yra daromos tokios ugnies apeigos.
Ir vat jau per tas ugnies apeigas aš jau ten nesiryžau prie jos, nes jinai tada sako galutinį rezultatą, ar pasisekė ar nepasisekė gydymas. Tai aš jau prie jos ten prišliaužiau jau visiškai jau tokia pasiryžus, kad bus dar kartą vėl toks pats ištisės veidas ir pasakyti, kad viskas blogai, ir jinai pasakė, kad viskas tvarkoja. Ir aš čia grįžus, reiškia, vis tik tai pasitikrinau pas tas vakarietiškos tradicinės medicinos gydymus, iš tikrųjų viskas yra tvarku ir aš normaliai jaučiuosi ir be abejo, reiškia, aš tą reiškinį visai bandau aiškinti ir aš perskaičiau krūvas knygų apie šamanus ir bandžiau sudėti kažkokias, tarkim, vakariečių priimtinas vėžes ir lentynėlės ir užklijuoti etiketės, bet be abejo tai liko kažkoks tai reiškinys, kurio šiuo metu mano protas be abejo nesuvokia. Iš tikrųjų yra labai naivu manyti, kad šitam pasaulyje egzistuojam tik mes žmonės, ir dar kažkokie gyvuliai. Be abejo, kad yra visokiausių būtybių, reiškia, ir turbūt labai žemo lygio, ir dieviškų, ir visokiausių. Tai tik mes esame akli. Kad aš esu visiškai akla, tai aš tą kuo toliau, tuo labiau suvokiu. Savo aklumą ir savo proto ribotumą, ir kad mano visas aukštasis išsilavinimas ir kalnai perskaitytų knygų, kad iš tikrųjų man nei tos išminties, nei to žinojimo nesuteikia, ir kad tas protas yra plečiamas vis tik tai visai kitais būdais. Ir suvokimas, tikrosios tikrovės suvokimas vėlgi ateina turbūt kitaip. Na, toj pačioj Indijoje ar Tibete juk yra visokių tų šamanų ir tokių, kurie yra baltieji magai ir galbūt yra kažkokių ir juodųjų. Na, tai apie tai irgi yra labai daug įvairių pasakojimų ir įvairių legendų apie vieną ir kitą magijos rūšį. Ir šiaip jau aš norėčiau pasakyti, kad ten yra labai griežta kontrolė apskritai visų šitų, sakykime, orakulų. Žmogus tiesiog šiaip, jeigu jam šovė į galvą ir jis jaučia, kad kažkokias jėgas savyje, jam niekada nebus leista nei gydyti, nei pranašauti ateities, nei kažkaip kitaip brautis į kito žmogaus likimą, sveikatą, stovį. Jie visi yra testuojami, jie juos visus vertina tam tikros aukšto rango lamų komisijos, priklausomai, reiškia, nuo to orakulo ar šamano lygmens. Ir jeigu tai yra, tarkime, toks atvejis kaip lamoji, jinai ją testavo vietiniai lamos ir paskui nebuvo vežama pas patį Dalai Lamą, nes tai buvo nustatyta, kad tai yra labai į ją įsikūnijus kažkokio aukšto rango dievybė. Ir jinai netgi turi sertifikatą išduotą jo šventenybės Dalai Lamos, kur parašyta, reiškia, kad į šitą moterį įsikūnija kosminė energija, kuri tibetietiškoje tradicijoje vadinasi taip ir taip, vadinasi Dordžia Jundronma. Reiškia, tai yra dievės vardas. Ir pas Dalai Lama sako, kad ta pati energija yra visur esanti, reiškia, ir kitoje tradicijoje jinai turėtų vadintis kažkaip kitaip. Bet antra vertus, reiškia, žmogų gali įsikūnyti ir kažkokie labai žemi pradai ir visą tai reikia skirti. Ir man kiekvieną kartą iš tų kraštų grįžus į Lietuvą, man būna būtent labai toks kažkoks pasipriešinimas ir atmetimo reakcija, klausantis apie visokius čia vykstančius mįslingus reiškinius. Nes man atrodo, kad čia yra be galo daug būtent šarlatanų, kurie gali padaryti labai daug žalos kitam žmogui. Ir kad tai tiesiog yra žmogaus teisų pažeidimas, nes turėtų būti vis tik tai kažkokia institucija, kuri tai kontroliuotų. Bet galbūt yra ir labai kažkokių tai teigiamų. Ne, be abejo, kad yra ir labai teigiamų, bet antra vertus, reiškia, tie šaukštas degutas medaus statinę gali sugadinti ir kažkokia viena maža žinutė apie kažkokį tai neigiamą dalyką iš karto meta šešėlį visiems tiem šviesiem ir teigiamiem žmonėm. Ir aš tai žinau pagal pačią save, reiškia, aš pati visada, reiškia, aš kartais apsidžiaugiu, kad nors tokio neigiamą perskaičius, ir galvoju, aha, reiškia, visi čia tokie apsišaukėliai. Nu, kaip vis tik išspręs šitą problemą, pavyzdžiui, Lietuvoje? Aš manau, kad turėtų atsirasti kažkokia tolerancija šitiem dalykam ir... Nes dabar, mano manimu, šitų žmonių bent jau
tų žmonių, kurie turi mistinės galias, magiškas galias, jų paslaugom iš esmės naudojasi beveik visi. Naudojasi žmonės, kurie sėdi parlamente, naudojasi žmonės, kurie sėdi pačiuose aukščiausiuose postuose. Tačiau jie tyli, jie apsimeta vis tiek, reiškia, lyg jie ir ne prie ko, lyg tai neegzistuoja. Jeigu jie kreipiasi į tokius asmenys ir jeigu jie sulaukia kažkokios konkrečios ir labai apčiuopiamos pagalbos, jie kažkaip turėtų pripažinti to reiškinio egzistavimą arba suteikti jam kažkokią tai erdvę tam reiškiniu, nes tarkim, daugeliu iš tų žmonių visose tradicijose yra uždrausta imti pinigus. Reiškia, kažkas to žmonės turėtų, kažkaip gyventi jie turi. Nes, tarkim, tos pačios Katmandu orakulės atveju jinai turėjo labai aišku draudimą iš aukštesnių sferų, kad jai draudžiama bet kokius pinigus, dovanas, bet ką. Ir jinai kurį laiką gyveno tiesiog gatvėse ir gydė visiškus elgetas. Indijoje jų be galo daug tenais, nuo ryto iki vakaro. Ir po to, kai ją priėmė Dalai Lama, jisai pasakė, kad tu vis tik tai esi labai brangus indas, kuris talpina va tokį švarų dalyką kaip kosminė energija ir kad tu turi kažkaip tai turėti minimalią buitį, kad kažkaip tai prižiūrėti ir savo kūną ir sveikai maitintis. Va šitaip ir tai turėtų būti kažkaip legalizuota ir čia. Ir antra vertus, reiškia, jeigu būtų kažkas tai legalizuojama ir kontroliuojama, atkristų tie visi šarlataniški dalykai, kurie padaro labai daug žalos. Nu, sakykit, pavyzdžiui, ta pati dievybė, kuri įsikūnijo Lamo, jinai galėtų įsikūnyti ir čia pas kažką tai vienu metu, sakysime, ir lietuvio kūne. Nes matot, žinot, visi šitie dalykai, šiaip jau aš sakau, mūsų suvokimo lygmuo yra turbūt nepajėgus tai suprasti, nes šiaip jau yra sakoma, kad visos tos energijos jos yra begalinės, jos neturi nei pradžios, nei pabaigos. Reiškia, jie yra tas pats, kur jie įsikūnyti ir kur jie būtinai yra visada ir visur. Ir Dalai Lamos daug kartų apie tai klausė. Jisai tiesiog sako, galbūt reiškia tie žmonės, kurie gyvena Himalajuose, yra tiem dalykam atviresni, galbūt yra imlesni, bet to yra labai konkrečios praktikos. Išbandytos amžių ir jeigu į tave kažkas beldžiasi, kaip vis tik tai tą jėgą priimti, nes be galo daug ligų, ypač psichinių ligų, kas pas mus laikoma lygomis, labai dažnai gali būti tiesiog kažkokios jėgos noras į tave įeiti. Nes Lamo atveju, kiek aš žinau orakulų pačių didžiųjų ir Lamo ir valstybinis, Tibeto orakulas ir visą tai prasidėjo nuo labai sunkių ligų. Ir šalia buvo žmonės, kurie sugebėjo suvokti, kad tai tiesiog nėra paprasta liga, o yra ar tai kūno išvalymas, reiškia kelių dievams išvalymas. Nes valstybinis Tibeto orakulas, jisai buvo labai jaunas eilinis vienuolis ir jam prasidėjo labai kažkokie priepuoliai, nuolatinis vėmimas, iš nosies kraujas bėgdavo, be galo išseko, nusilpus, jau tikrai aš su juo dariau interviu ir jis sakė, aš tikrai maniau, kad mirsiu, nes kažkas tai, vienu žodžiu, kas į tą kūną eidavo, ar maistas, ar kažkas, viskas iš karto išlėkdavo, jis neteko be galo daug svorio ir paskui kažkas tai pastebėjo iš mąstančių žmonių ir pamanė, kad galbūt čia reiškia, paskui buvo taip ir pasakyta, kad dievybė suvalėsi kelią, kad galėtų eiti į švarų žmogaus kūną. Vėlgi tokio žmogaus kontaktuojančio su kitais planais gyvenimas nėra lengvas. Jeigu jis yra absoliučiai doras ir jeigu jis iš to nesidaro savo pelno ir nenori manipuliuoti kitais žmonėmis, jeigu jis iš tiesų tarnauja, tai yra iš esmės pragariškas gyvenimas. O kaip pats Dalai Lama? Jis irgi gydo žmonės? Dalai Lama tam tikrais atvejais taip. Nes man yra tekę girdėti ir aš porą žmonių žinau, kuris labai rimtais atvejais jisai apsiima ir jisai gydo. Tarkim, aš turėjau vieną draugę, kuri, man kaip skeptikiai, vėlgi tai buvo labai didelė pamoka, nes jai būtent buvo, juodosios magijos atvejais, kai jinai buvo jauna, puikiai sveika žydinti moteris ir jinai tiesiog mūsų visų akyse per savaitę visiškai sunyko, jai išmušė kažkokiais juodais furunkulais ir kilo temperatūra, jinai visiškai klėdėjo ir kadangi jinai buvo viena iš Dalai Lamos asmeninių mokinių, tai jinai kažkokiais stebuklais buvo nuvesta iki Dalai Lamos. Nes prie Dalai Lamos nėra taip lengva prieiti ir jis iškart nustatė, kad tai yra juodoji magija ir jis ją pagydė. Ir šiaip yra ten buvę tų gydymo atvejų, bet jisai visada pabrėžia, kad jisai
Be abejo, gydyti gali, bet šiaip jis tokių stebuklų, kaip daro Sai Baba ar kiti Indijos vadinamieji šventieji, kad jisai šito daryti nenori, nemato reikalo, nes jis tiesiog nori žmonės įtikinti savo tiesomis, reiškia, apie atjautą, apie meilę kitais būdais, nedarydamas stebuklų. Na vis tik tai, kas tai yra juodoji magija, kas tai yra baltoji magija, kaip jūs suvokėt? Aš manau, kad juodoji magija yra be abejo, naudojimas kažkokių tai, ko gero, tų pačių energijų, bet jas perkeičiant ir nukreipiant kažkokią negatyvę linkmę, nes mes tiesiog, galim, kad ir absoliučiai, mums suvokiamuose dalykuose, kad kokią nors elektrą negali šviesti ir gali būti elektros kėdė. Bet juodieji magai Tibete, kaip jūs minėjot, kartais labai pateisina savo veiksmus. Tibete apskritai, reiškia, nėra tradiciškai, jeigu tai būdavo naudojama, sakoma, kad dabar tai nebenaudojama, bet senesniais laikais vis tik tai man pačiai yra tekę matyti tekstus. Tai buvo vadinama ne, tarkim, žmogaus nužudymas, o buvo vadinama išlaisvinimu. Žmogus išlaisvinimas iš jo kūniškų pančių, iš jo blogos karmos. Nors sakoma, kad tai buvo daroma, reiškia, tikrai su tikrai blogais žmonėmis, bet jeigu nori, gali pasinaudoti, reiškia. Intencijos tai geros tarsi? Intencijos tarsi geros, taip, nes ten viskas būna taip gražiai apsukama ir įvyniota ir tai, man tas visada labai ta frazė patikdavo, tokia labai kurioziška, kad užmuši žmogų, bet tu tai pavadini išlaisvinimu. Pavyzdžiui, tos juodosius magus, kažkas irgi, aš nežinau, žmogusgi turi žinoti, kad tai yra juodas, kad pas jį geriau neiti, neprašyti, kad su juo nesusidėti. Ar jūs taip pat kažkas testuodavo, ar jie nelegaliai dirbdavo? Ne, nes aš savo akim tų juodų, aš manau, kad jie dirbdavo nelegaliai, be abejo, niekad nepriklausė jokiai konkrečiai tradicijai, yra viskas suverčiama senai Tibeto tradicijai Bonui. Ten tokia buvo grinai šamanistinė tradicija prieš budizmą ir sakoma, kad tai dažniausiai buvo Bono šventikai, kurie užsiminėjo juodąją magiją. Ir, o dabar ypač juodąją magiją garsėja Nepalas. Ir man vėlgi teko kalbėti su tokiais labai rimtais vyriškiais iš Rusų ambasados, su kostiumais ir su visku. Ir jie sakė, ką jūs čia Nepale, reiškia, jeigu nori sunaikinti žmogų, tai čia, sako, net pinigų iš tavęs nepaims. Reiškia, nueisi pas kokį nors šamaną ir jisai 1-2 ir padarys, tai savo malonumui. Nors, antra vertus, aš manau, kad nereikia jokios ypatingos, netgi kažkokių tekstų ar žinių. Man atrodo, kad mes labai dažnai vienas kitą ir čia naikinam, nes užtenka negatyvios energijos, neapykantos, blogo žodžio, pikto žvilgsnio ir gali žmogui padaryti tokį kažkokį tai įvaryti ir lygą ir kažkokį tai, nežinau, neurozę, pačius baisiausius dalykus. Nes kai tiesiog pradedi kažkiek kreipti tai dėmesį, tai tiesiog jauti, kad tas ar kitas galbūt jisai visiškai nepasiruošęs ir nestudijavęs jokių maginių tekstų, bet jisai tai taip užvažiuoja, kad kitas galbūt ir studijavęs 5 metus Himalajuose šito nepadarytų. Ir yra žmonių, kurie tai mato ir man yra buvę, kai aš nuvažiavau į Buriatiją ir tai vėlgi buvau susitikus tokia viena labai garsia šamanė ir aiškiaregė, ir kai mes su ja šiek tiek išsikalbėjome, jinai sakė, bet klausyk, sako, pas jūs ten labai daug juodųjų magų Lietuvoje. Ir aš jai sakiau, o kodėl? Sako, bet tavo visas laukas, reiškia, yra suardytas. Sako, tai yra žmonės, kurie, tiesiog bombarduoja tave. Ir aš jai sakiau, ką jūs pas mus toks kraštas ir mano visi draugai inteligentai, menininkai, va šitai. Kaip ten su tais inteligentais vis tik tai, kaip jie jūs dabar priima, taip keistai mąstančią, tokią mistišką? Aš vėlgi sakau, nesijaučiu nei keistai mąstantį, nei mistišką. Aš manau, kad man po truputį atsiveria akis, bet mano kolegos, rašytojai, dailininkai, jie, be abejo, turbūt mano, kad man gal šiek tiek protas pasimaišė arba įvairiai, reiškia, kiekvienas nuo savo suvokimo lygmens taip ir aiškina. Kai kam atrodo, kad aš tokiais būdais ieškau populiarumo, nes be abejo čia visi mistiniai reiškiniai visada pritraukia kažkokius klausytojus ir kažkokį susidomėjimą. Va šitai, bet šiaip aš tiesiog kartais jaučiuosi tokioj pakankamai didelė izoliacijoje ir kartais vos ne kosminiai vienatvėje, bet antra vertus aš manau, kad tai yra kaina, kurią reikia mokėti ir galų gale, jeigu prarandi kažkokius žmonės, galbūt jie ir neturėjo būti tavo kely, reiškia, arba nebeturėjo eiti toliau su tavimi, su manimi šiuo atveju.
Apie jūsų ateitį, kaip jūs ją įsivaizduojat, vat, ar šiam gyvenime, ar kitam gyvenime, vat, nu, kas ten bus, kas jūs busit, kas jūs norėtumėt būti? Ne, aš tiesiog ateities aš apskritai turbūt sunkiai įsivaizduoju, nes aš labai dažnai, ypač pastaruoju metu, žiūriu, kad aš kartais paklūstu tom jėgom, kuriuo aš nelabai galiu įvardinti, bet vis tik tai ne visada viskas priklauso nuo mano valios. Ir ypač nuvažiavus į tuos kraštus, į Himalajus, ten, kaip sakoma, ir tie visi karminiai reiškiniai sustiprėja. Ir tiesiog jauti, tiesiog gali matyti ir apčiuopti, kaip tave vedžioja kažkokie, ko gero, tų aukštesnių planų jėgos. Ir dėl to aš tikrai nieko neplanuoju ir man labai yra sunku pasakyti, kaip kas bus, dėja, žinau, kad, tarkim, kelio atgal nėra į tą tokį normalų, patogų, sveiką gyvenimą, kad aš niekada nesugrįšiu turbūt į savo buvusių kolegų, menininkų, rašytojų tarpą, viskas, kad tai net jeigu ir labai norėčiau. O šiaip kaip viskas vyksta, labai sunku įsivaizduoti. Ir kartais tikrai prisimenu, reiškia, tą pasiūlymą, nes man yra buvęs toks nuotykis, maždaug prieš kokius 7 metus, tai buvo mano pirmoji kelionė į rytus, sąlyginai į rytus, aš važiavau į Buriatiją, bet aš važiavau susitikti su jo šventenybė Dalai Lama, nes ten yra budistiniai vienuolynai. Ir taip pat žinau, kad ten yra stiprios šamanistinės tradicijos ir jau buvo man draugai pasakoję, kad ten yra labai tokia viena įdomi šamanė Nadė ir mes gyvenom pas vieną lamą ir taip atsidaro duris ir aš žiūriu, kad kažkokia eina moteriškė tokiu be galo skvarbiu žvilgsniu ir aš iš karto supratau, kad čia ta šamanė, bet man iš karto tas šeimininkas pasakė, kad čia mūsų garsiausia šamanė Nadė. Jie net taip į mane pradėjo žiūrėti labai tokius tuos savo skvarbius žvilgsnių, kažką tam lamai pašnabžda. O aš tuo metu buvau tokia, bohemiškai gyvenau ir jaučiausi, iš viso turiu be galo stiprų kaltės jausmą, tada kai jinai mane taip žiūrėjo, aš visai pasijaučiau tokia. Nuodėminga, kalta ir mes su tokiu draugu buvom, aš jam sakau, dabar mus to iš čia išmes. Kai mes čia irgi pašventą žmogų gyvenam, tokia kaip man negalima tokiuose vietose būti. Ir jinai iš karto prie manęs priėjo ir sako, kuo tu užsiimi. Ir aš taip suvapėjau, žurnalistė, knygas rašau. Jinai sakė, tu nekais užsiimi, kokios ten knygos, sako, tau šamanė reikia būti. Va taip, ir tada, aišku, man tai buvo įdomu, ir aš tą įsidėmėjau ir visiems pasakojau, bet kad viską meščiau ir tą gyvenimą, kuris man atrodė toks pakankamai sėkmingas, knygas spausdina, žmonės gatvėje atpažįsta, galvoju, ką aš čia mesiu. Važiuosiu į kažkokią Buriatiją, kažkur miškuose gyvensiu, pas kažką šamanę būsiu. Kaip aš čia atrodysiu, sugrįžus visiems pasakysiu, žinot, aš dabar šamanė. O dabar aš labai dažnai pagalvoju tą variantą ir aš kartais galvoju, gal man reikia ir pas tą Nadią sugrįžti, jeigu jinai mane priimtų.